Jums pristatysiu tręšimo planavimo funkcinį komponentą, kuris yra integruotas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą, prie kurios galite prisijungti adresu pasėliai.vit.lt. Prisijungimas yra per elektroninės valdžios vartus ūkininkams arba, jeigu tai yra registruotas naudotojas, su naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Aš šiandien jums pademonstruosiu kaip darbuotojas savo vardu, tai įvedu naudotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu per elektroninės valdžios vartus, tai save identifikuoti galima per banką arba kitus elektroninės atpažinties priemonės. Tai spaudžiame prisijungti ir patenkame į paraiškų priėmimo informacinės sistemos pradinį puslapį, kur meniu skiltyje reikėtų susirasti trąšų naudojimo apskaita ir įvesti trąšų duomenis. Patenkame į PO sistemą. Aš, kadangi darbuotoja, tai turiu suvesti arba asmens kodą, arba valdos numerį, ar jeigu įmonė, tai įmonės kodą. Ir spaudžiu ieškoti. Jeigu prisijungia ūkininkas, jis iš karto turi spausti žemėlapis ir patenka į šį langą, tai yra interaktyvus Lietuvos žemėlapis. Viršuje matosi įrankiai, tai yra bendrųjų įrankių juosta. Žemiau kairėje pusėje išskleidžiamas mygtukas, kuriame yra dar papildomi įrankiai bei meniu skiltis tręšimai, paieška, sluoksniai. Įrankiai ir tai yra bendras sąrašas, kurie laukai būtų pas jūs įkelti ir su kuriais dirbama. Tai gal trumpai apžvelgsiu įrankius, kurie yra reikalingi darbui. Tai yra pirmasis, tai yra importuoti deklaruotus laukus. Paspaudus šį mygtuką atsidaro lentelė, iš kurios galite integruoti laukus. Tai yra iš paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Jeigu paraiška patvirtinta, tai bus patvirtintos paraiškos laukai. Jeigu paraiška tik sukurta einamųjų metų, tai bus laukai, kurie yra paraiškoje. Atsinaujins, kai tik tais kažką pakeisite paraiškų priėmimo informaciniai sistemai, iškart ir laukų importe galėsit įkelti tą lauką ir matyti informaciją susijusią. Tarkim, pakeitėt naudmenos kodą, automatiškai pasikeis ir čia importas. Įrašėt pavadinimą, matysit pavadinimą. Papildomai laukų pribraižėt irgi visą informaciją, iš karto tą patį momentą matysit ir šitoje sistemoje, kurią galėsit įkelti. Įkelimas galimas išsifiltruoti, tai yra pagal kontrolinį žemės sklypo numerį, lauko numerį, pavadinimą arba naudmenos kodą. Arba tiesiog dedant pliusiukus, čia matysit laukus, kurie yra jau pasirinkti importui. Tai pasirenkat laukus norimus importui, kuriems bus kuriami planai. Pasižymit tada sezoną, privaloma yra nurodyti sezoną, ar tai yra pavasaris ar ruduo. Ir jeigu reikia, jeigu tarkim yra paraiška jau patvirtinta, o rudeninis laukas jau yra kita naudmena, galit su įkelimu naudmeną pakeisti visiems įkeliamiems laukams. Jeigu naudmenos nekeisit, įsikels tos naudmenos, kurios yra nurodytos. Ir spaudžiam importuoti. Laukai matome įsikėlę. Kitas būdas yra įkelti GPS duomenis. Tai reikėtų pasirinkti šį failą, turi būti suzipuota byla LKS 94 koordinatėse, pasirenkam iš savo kompiuterio ir spaudžiam įkelti duomenis. Laukas įsikėlė, jis, kaip matome, kadangi yra įkeltas neišdeklaruotų laukų, tai nėra kontrolinio žemės sklypo ir nėra naudmenos. Visą tai reikės nurodyti tolesniuose žingsniuose. Toliau šis mygtukas yra trąšų suvedimui, tolinimas artinimas, tai yra paspaudus pliusą žemėlapis artėja minusą tolsta. Ta pati galima padaryti su pelės ratuku, tolinti ir artinti. Ir toliau rasti mano vietą, tai čia būtų aktualu, jeigu ūkininkas yra laukuose ir norima, pavyzdžiui, braižyti lauką ir kad rastų iškart vietą, nereikėtų ieškoti žemėlapyje, tai priartinama ta vieta, kurioje yra žmogus.
Taip pat paieška yra atskiras meniu mygtukas paieška, kur galima ieškoti pagal vietovę arba kontrolinį žemės sklypą. Pavyzdžiui, vedat pavadinimo dalį, ieškoti ir jums išmeta visas galimybės. Prisiartinat kažkurį kaimą ir galite tada įbrėžti lauką. Galima ir ranka ne tik įsikelti, bet ir įbrėžti lauką. Taip pat galima ieškoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį. Reikia suvesti numerį ir taip pat spausti ieškoti. Priartina būtent tą kontrolinį žemės sklypą. Kontrolinio žemės sklypų numeriai ir ribos nėra matomos, bet jas galite paspaudus skiltį sluoksniai įsijungti ir tuomet matysis visos ribos ir numeriukai. Jeigu jums trukdo, galite išjungti. Taip pat sluoksniuose galima įsijungti žemės sklypų ribas, kur matysis žemės sklypų ribos su unikaliais numeriais. Vandens apsauginės juostos, tai yra 5 ir 3 metrų. Čia matosi žalios 3 metrų ir mėlynos 5 metrų. Taip pat yra erozijai jautrios teritorijos, jos atvaizduojamos taip. Karstinių teritorijų zona ir dirvožemio erdviniai duomenys, tai yra tipas ir dirvožemio agrocheminiai duomenys. Tai yra humuso koncentracija, dirvožemio pH ir judriojo fosforo bei kalio koncentracijos. Šiuo atveju šioje teritorijoje nėra tyrimų, todėl nesimato šių duomenų. Taip, pagrindinė yra tręšimai skiltis, kur matomi laukai ir galima atsidaryti lauką. Aš matau savo įsikeltą lauką, atsidarau jį 2 kartus spraktelius pelės klavišą, atsidaro lauko atributinę lentelę, kurios viršuje matosi bendra informacija, lauko plotas, naudmena, metai, sezonas ir skiltis tręšimo planai, tręšimo apskaita, agrocheminiai tyrimai. Matome, kad yra pranešimas, jog laukui nėra sukurtas nei vienas tręšimo planas ir yra aktyvus mygtukas naujas tręšimo planas. Tai čia ir yra tas mygtukas, kur mes kursime planą. Paspaudus kurti planą, man susikuria juodraštis. Matosi plano būsena, kad tai yra juodraštis ir sukuriamas paveikslėlis. Tai yra žemėlapiukas to lauko vienos dalies. Toliau žemiau yra bendroji tręšimo plano informacija. Matom, yra šauktukas. Tai reiškia, kad yra neužpildyta informacija ir mums tą plano nesuformuos, rodys klaidą, jeigu bandytumėm generuoti planą, kad planas negali būti sugeneruotas, nes turi klaidų. Tas vietas, kurios yra būtinos užpildyti, reikia ir užpildyti. Tai įvedam plano pavadinimą, tada derlingumas, nurodome, kokį norime gauti derlių tonomis į hektarą. Apačioje skiltis mums yra kaip sufleris, kokios galimos reikšmės pagal konkretų augalą. Tai šiuo atveju žieminių kviečių aš galėčiau gauti nuo 2,5 iki 12,5 tonų į hektarą. Įvedu, kad noriu gauti 10 tonų. Toliau organinės trąšos. Čia pasirenku, ar buvo tręšta organinėmis trąšomis. Yra pateiktas klasifikatorius galimų pasirinkimų. Jeigu tokio nerandate, galit ir yra jūsų organinės trąšos ištirtos, galite patys įvesti parametrus. Pagal tai bus paskaičiuotas maksimalus organinių trąšų kiekis. Štai čia. Jeigu mes pasirinktumėm jų ištirtą, automatiškai užpildoma azoto, fosforo ir kalio kiekiai ir mums nurodoma galima maksimali reikšmė, kiek aš galiu tų organinių trąšų panaudoti. Tai jeigu aš renkuosi, kad ištirta, tai turiu suvesti ranka tuos jau
tyrimo rezultatus, kiek buvo nustatyta azoto, fosforo ir kalio. Ir kaip matot, man paskaičiavo, kad galima maksimali reikšmė yra 23 tonos į hektarą. Aš pasirenku, kad planuoju tręšti 6 tonas į hektarą. Saugojimas vyksta automatiškai, papildomai nieko saugoti nereikia. Kaip matot, planas išsaugotas sėkmingai, visi parametrai išsaugomi. Ir toliau žiūrime į lauko dalis. Tai yra viena dalis kol kas. Ir pagal dirvožemio erdvinius ir dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinius buvo užpildyta informacija automatiškai. Tai yra dirvožemio tipas parinktas išplaudžiamis, dirvožemio granuliometrinės sudėtis priesmėlį ir kokios buvo rastos agrocheminės savybės, tos skiltys ir buvo užpildytos. Tai dirvožemio pH artimas neutraliam, fosforo kiekis ir judriojo kalio kiekis. Kokios informacijos nebuvo rasta duomenyse, tai ir rašoma, kad yra nepateikta. Mineralinio azoto ir humuso koncentracija yra nepateikta. Taip pat buvo rastas priešselis, matot, žeminiai rapsai, jis irgi nustatytas automatiškai. Tai peržiūrėjus duomenis galima jau generuoti planą. Iš vienos dalies generuoju planą. Man rodo pranešimą, kad planas sugeneruotas sėkmingai ir jau galiu matyti rezultatus. Planas sugeneruotas, jis nepatvirtintas, būsena pasikeitė iš juodraščio, tačiau jis dar nėra aktualus, nepatvirtintas. Ir žiūriu, kokie gavosi rezultatai, kiek azoto reikia, čia yra pateikiami, kiek kilogramų hektare reikia ir kiek iš viso kilogramų čia paskaičiuota visam mano plotui. Per kiek kartų išberiamos azoto trąšos turėtų būti, kiek reikia fosforo kilogramų hektarui ir kilogramų bendrai laukui ir kalio, kiek reikalinga. Dabar, jeigu aš norėčiau kurti antrą planą, aš turiu patvirtinti pirmąjį, kad man aktyvuotųsi antro plano kūrimas. Plano patvirtinimas yra šis žalias mygtukas, tai yra pažymėti lauką kaip aktualų, patvirtinti jį. Po patvirtinimo šis planas jau atsispindės ir tręšimo apskaitos skiltyje. Jeigu nueitumėt įvedinėti trąšų, jau matytumėt savo planą, matytumėt duomenis, kokie yra paskaičiuoti. Ir kai aš jį patvirtinau, man aktyvavosi naujas tręšimo planas mygtukas, aš galiu sukurti antrą planą. Spaudžiu naujas planas, man vėlgi atsidaro lentelė. Tręšimo planų informacija, aš turiu naujam planui įvesti naujus duomenis, kviečiai dalimis, aš šitą planą norėsiu suskaldyti dalimis, sukurti pagal savybės, įrašau norimą derlių, kiek organinių trąšų planuoju panaudoti. Automatiškai išsisaugo. Ir dabar ties tręšimo plano informacija dešinėje pusėje yra mygtukas formuoti lauko dalis. Visą laiką, kai sukuriu planą, man iš pradžių būna viena dalis. Jeigu aš noriu jį suskaldyti į mažesnes dalis ir kad toms dalims būtų priskirtos atitinkamos savybės, aš lauką galiu padalinti. Spaudžiu šį mygtuką formuoti lauko dalis. Tada manęs paklausia, ar tikrai aš noriu dalinti lauką, nes ta viena dalis bus jau padalinta į dalių, į keletą dalių. Šiuo atveju matom, kad sudalino į 8 dalis. Šio plano paveiksliukas, jau matot, yra sudalintas, sunumeruotos dalis. Kol kas tai irgi yra juodraštis. Išsaugoti mano duomenys suvesti ir dabar aš galiu peržiūrėti visas tas dalis ir jeigu reikia dar kažką pakoreguoti su mygtuku, tai dabar matau, kad čia yra
dirvožemio tipas ir sudėtis rasta, judrusis fosforas, kalis, dirvožemis rūgštokas, rapsai. Dabar žiūriu antrą dalį, ar kuo nors skiriasi. Antroji dalis, vat, ir matot, paveikslėlis yra kita dalis, jau čia vat, yra, pirmoji dalis buvo rūgštokas dirvožemis, čia yra artimas neutraliam ir skiriasi dirvožemio tipas bei granuliometrinė sudėtis. Ir čia dalis vat, didesnė, vėlgi skiriasi dirvožemio tipas ir sudėtis, dirvožemio pH. Čia va vėlgi rūgštokas dirvožemis. Ir taip pat galiu peržiūrėti visas dalis. Priešelis žeminiai rapsai. Dalys suskaldomos nuo 10 arų, va čia matom maža dalytė, 22 arų. Ir peržiūrėjus galite generuoti planą. Spaudžiame generuoti planą. Planas sugeneruotas sėkmingai. Galima apžvelgti rezultatus. Kiekvienai daliai pagal plotą buvo apskaičiuoti parametrai. Vat matot, organinių trąšų 118-119. Dalimis suskaldžius bendras azoto trąšų kiekis šiek tiek mažesnis. Ir fosforo ir kalio taip pat matom rezultatus. Jeigu norėtumėm šitą planą patvirtinti kaip pagrindinį, tai spaudžiame mygtuką pažymėti kaip aktualų, nes jis dabar yra nepatvirtintas. Kai pažymim, kad tai yra aktualus planas, jis tampa patvirtintas, o tas, kur prieš tai buvo patvirtintas, jau tampa nepatvirtintas. Nes vienu metu gali būti patvirtintas tik vienas planas. Ir tręšimo apskaitoje jau matysime tą savo antrąjį patvirtintą planą, kuris suskaldytas dalimis. Štai tas mūsų laukas, galim pasižiūrėti sluoksnius. Čia, kaip matėt, buvo mažos tos dalytės pagal tipą suskaldytos, tai va čia ir atsispindi. Matosi. Ir toliau vat įsijungiam dirvožemio pH. Matosi, vat 5 grupė, 4 grupė yra šitam lauke. Ir 3. Ir judrusis fosforas ir kalis, matosi, kad fosforas 2 ir kalis 3 grupės. Dabar įsikelsim dar laukų. Parodysiu, kaip apkerpamas laukas pagal vandens apsauginės juostas. Pasirinkom lauką, jo plotas, kaip matom, yra 6,6 hektaro. Pasirenku sezoną. Naudmenos nekeičiu ir spaudžiu importuoti. Man įsikėlė tas laukas, jau nebe 6,6 hektaro, o 6,46. Kadangi jis buvo prie griovio, vadinasi, pareiškėjas įsibraižė iki pat griovio, o tręšti draudžiama šioje zonoje, dėl to yra suprogramuota, kad automatiškai lauko įkėlimo metu būtų atkirpta ta dalis. Įsijungsiu, kad matytumėt. Ta dalis lauko yra nukerpama, nes jai sudaryti plano negalima ir tręšti taip pat negalima. Taip, tai įeinu į lauką. Jeigu kartais nutiktų taip, kad įsikeltumėt lauką su ta pačia naudmena sena, o iš tikrųjų rudeninis, norit rudeninį planą sukurti ir naudmena jau bus kita, ne žeminiai rapsai, o tarkim žeminiai kviečiai, tai dar šioje vietoje, kol nieko nesukūrėte, nei plano, nei įvedėte trąšų, galima keisti naudmeną. Spaudžiame išsaugoti ir jau dabar pasikeitė mano naudmena iš rapsų į kviečius. Spaudžiu naujas tręšimo planas. Ir vėlgi man reikia užpildyti tręšimo plano informaciją. Šauktukas. Reiškia, planas nebus suformuotas, kol neužpildysiu
reikalingų skilčių, pasirenku galima gauti derlių ir šį kartą organinėmis trąšomis netręšiu, pabandau sukurti planą be trąšų organinių. Dabar čia matom, kad nėra duomenų. Nustatė mano dirvožemio tipą, nustatė granuliometrinę sudėtį, bet tyrimų nėra. Yra prieštelis rastas, tai yra žirniai, galiu pasirinkti, tačiau nėra jokių agrocheminių savybių. Jeigu būtų toks atvejis, kad jūs tuos tyrimus darėtės, turit gal papirinį variantą ir turit tuos duomenys, galite juos čia įvesti. Nustatytas, pavyzdžiui, yra pH ar kalis, galite tuos turimus duomenys čia nurodyti, jie išsisaugoja ir tuomet generuoti planą. Planas sugeneruotas, nepatvirtintas. Jeigu norėtumėte dar antrą kurti, pavyzdžiui, bandyti su organiniam trąšom, pažiūrėti, koks susikurs, tai tada pažymim jį kaip aktualų ir spaudžiam naujas tręšimo planas, kuriam antrą tręšimo planą. Kviečiai 2. Organinėmis trąšomis. Čia galit naudotis paieška klasifikatoriai, pavyzdžiui, naudojat mėšlą, tai vedat ark ir jums bus pasirinkimas arklių mėšlas ir galima reikšmė irgi visą laiką keičiasi pagal pasirinktą iš pateikto sąrašo rūšį. Pasirenku, kad 20 tonų planuoju ištręšti iš organinių trąšų. Ir čia taip pat tada pasirenku, kokius duomenis aš turiu. Prieštelis žirniai. Išsaugota sėkmingai, galiu generuoti planą. Planas sugeneruotas. Ir man paskaičiavo, jeigu aš organiniam trąšom tręšiu, man jau papildomai azoto net nereikia, papildomai reikia tik fosforo ir kalio. Palyginu rezultatus, apsisprendžiu, kurį aš planą noriu patvirtinti, tą ir palieku. Noriu pakeisti su organiniam trąšom, spaudžiu pažymėti kaip aktualų. Planas patvirtintas sėkmingai. Uždarome. Dabar parodysiu variantą, kai yra tyrimai. Įsikeliu lauką, iš deklaruotų laukų, spaudžiu importuoti, avižų laukas ir yra skiltis agrocheminiai tyrimai. Spaudžiu agrocheminiai tyrimai, renkuosi naujas, įvedu pavadinimą, datą, kada tyrimai buvo atlikti ir kas atliko. Tarkim, OB tyrimai. Ir iš savo kompiuterio pasirenku failą. Failas turi būti CSV formatu. Čia turiu sužymėti stulpelių atitikmenis. Būtų man užkrauti duomenis. Jeigu bus klaidingai nurodyta, tai rodys pranešimą. Ir spaudžiu įkelti taškus. Matom, atsirado vienas tyrimas, jo data, pavadinimas ir kiek yra taškų. Jeigu turiu kelis tyrimus, galiu įsikelti daugiau. Tyrimas 2, data, kas atliko, pasirenku failą ir sužymiu stulpelių atitikmenis. Įkelti taškus.
įsikėlę. Dabar aš turiu 2 tyrimus po 10 taškų. Čia rodomi visi tyrimų taškai, jų rezultatai tyrimų, data, koordinatės. Galiu pasirinkti, čia žymisi tyrimai, mėlyna linija, tai reiškia pažymėtas, galiu pasirinkti, kad rodytų man tik to pasirinkto tyrimo taškus, tų žinių rodo. Galiu pasirinkti, kad rodytų man tik šio lauko, kurį aš dabar atsidariau taškus. Tai paspaudžiu tik šio lauko, matau, kad čia yra 3 taškai. Pagrindiniai lentelė šitoj yra mygtukas agrocheminių tyrimų taškų vaizdavimas. Čia galiu aš įjungti visus ar dalį taškų ir matyti, kurioje vietoje yra tie mano taškai vaizduojami. Jeigu trukdo, juos galima visus išjungti. Įeinu į lauką ir spaudžiu tręšimo planai, noriu kurti naują tręšimo planą. Susiformuoja iškart juodraštis, sukuriu pavadinimą, kokį noriu gauti derlių, galimos reikšmės ir dabar čia pagal augalą dar turiu pasirinkti technologijos ypatumus. Avižos tai yra ar ankstyvos veislės, ar vėlyvesnės veislės. Pasirenku, kad tai yra ankstyvos veislės. Organinėmis trąšomis netręšiu. Automatiškai išsisaugo. Spaudžiu redaguoti lauko dalį, viena dalis. Ir yra skaičiuotuvas šioje vietoje. Tai yra jį paspaudus, užvedus kursorių matosi, ką jis reiškia, kad paskaičiuoja pagal turimus tyrimus charakteristikas. Spaudžiu mygtuką ir man užpildė duomenis. Matot, mineralinio azoto mažas kiekis, judriojo fosforo, judriojo kalio, humuso koncentracija, dirvožemio pH, prieštelį irgi rodo, pasirenku žirnį. Tai visa informacija man yra užpildyta, lauko dalis sėkmingai išsaugota, galiu generuoti planą. Generuoju planą ir matau rezultatus. Jeigu norėčiau dabar dar kažką pakoreguoti, pavyzdžiui, galvoju, kad man čia per daug tų azoto iš trąšų, norėčiau dar organiniam trąšom patręšti kažkiek, galiu pakoreguoti. Tai spaudžiam pieštuką, čia yra redaguoti įrašą ir pasirenku, kad visgi šiek tiek tręšiu galvijų mėšlų. 5 tonas pasirenku. Tokiu atveju, kai aš pakoregavau duomenis, planas išsisaugojo, bet jį reikia generuoti iš naujo, kadangi aš pakoregavau duomenis. Įspaudžiame generuoti planą iš naujo. Ir dabar jau man azoto trąšų kiekis sumažėjo, kai atsirado organinių trąšų ir fosforo bei kalio. Taip, galiu šitą planą patvirtinti, man viskas tinka, spaudžiu pažymėti kaip aktualų. Uždarau. Dabar gali būti tokių atvejų, kad jūs turit lauką, tačiau įsigijot, dar tą lauką norit padidinti, išsinuomavot iš kaimyno ar įsigijot, tai galima rankiniu būdu padidinti, tuoj pademonstruosiu. Įsikėlėm lauką šitą, o jūs, tarkim, šitą dalį dar įsigijote. Ruduo, paraiška patvirtinta, paraiškoje nieko koreguoti negalit, tik šioje sistemoje. Tai yra mygtukas ploto redagavimas. Jį paspaudus atsiranda taškai, pilki ir balti, kuriuos galite slinkti ir padidinti savo lauką tiek, kiek reikia, tiek, kiek tas pasėlis bus užsėtas.
Jeigu trūksta taškų, baltą mygtuką šiek tiek paslinkti ir tada jis tampa pilku ir atsiranda papildomų taškų, kuriuos galite judinti. Jeigu taškų yra per daug, tai spaudžiate dešinį klavišą pelės, atsiranda pašalinti mygtukas ir su kairiu spaudžiame pašalinti, taškas dingsta. Kai pasitvarkot lauką, visų pirma, visais atvejais reikia pasitvarkyti lauką. Ar jį apkirpti pagal ribas. Pavyzdžiui, jeigu būtų laukas užėjęs ant griovio, yra mygtukas apkirpti pagal KŽS ribas, automatiškai jums atkirps šitą lauką. Nes jeigu jūs jau įvesite arba trašas, arba sukursite planą, tai tokio lauko jums redaguoti neleis. Kaip sufleris yra šitos šiukšlinytės. Jeigu matot, kad yra šiukšlinytė, reiškia lauką galima redaguoti, jį galima ištrinti. Jeigu jau yra požymis, čia dar pasakysiu skliustelėse R raidė, tai reiškia, kad yra rudeninis. Jeigu būtų pavasarinis, tai būtų P raidė. Ir požymiai yra PL ir TR. Tai PL reiškia, kad yra laukui sukurtas planas, TR reiškia, kad jau įvestas tręšimas. Tai pavyzdžiui, tokiam laukui, kur jau yra kažkas suvesta, aš jo redaguoti negaliu. Man rodys pranešimą, kad laukas turi priskirtų planų ir tręšimų, jo redaguoti negalima. O kol yra dar šiukšlinytę, galite jį redaguoti, galite keisti naudmeną. Pavyzdžiui, bulves. Ir išsaugom. Spaudžiam naujas tręšimo planas. Ir suvedam pavadinimą. Galima derlių, matot, jau bulviam visai kitokį kiekį. Įvedu, kad noriu 65 tonų už hektaro. Auginimo technologijas irgi pasirenku, ar tai ankstyvos veislės. Čia pagal augalą būtent tas klasifikatorius yra. Pavyzdžiui, renkuosi, kad yra smulkios bulvytės. Ir tręštą kiaulių mėšlą šį kartą pasirenku. Man automatiškai yra užpildomas azoto, fosforo, kalio kiekis ir galima reikšmė. Pasirenku, kad 10 tonų planuoju. Ir dabar irgi žiūrime, kokius duomenis automatiškai užkrovė. Tai prieštelį rado, kad tai yra žirniai. Ir kiti duomenys, matot, vadinasi, nėra, nepateikti, juos galim pakoreguoti, jeigu jūs, žinot, turit iš anksčiau tyrimus, popierinį variantą, pavyzdžiui, mažai rūgštus. Ir generuojam planą. Jį patvirtinu. Ir dabar kuriu naują tręšimo planą pagal tyrimo taškus, nes toje dalyje mačiau, kad buvo irgi iš mano esamų tyrimų patenka taškai. Bulvės 2. Spaudžiu skaičiuotuvą ir man jau parinko. Išskyrus judriojo kalio nerado, kiti duomenys yra užpildyti. Dirvožemis, agrocheminės savybės, riešselis. Automatiškai išsisaugo duomenys suvesti, spaudžiu generuoti planą. Planas susigeneravo ir tik tai fosforo kiekis skiriasi. Tai gan tiksliai tyrimai ir kas buvo nustatyta, panašus rezultatai. Iš esamų duomenų ir iš gautų naujų tyrimų.
kuriuos įsikėliau. Taip, dabar parodysiu lauką, kurį aš įsikėliau šiaip failą. Jis, matot, yra be duomenų. Tai 2 kartus spaudžiu, atsidaro atributinė lentelė ir jau čia turiu užpildyti informaciją, kadangi įsikėlė man tuščias laukas. Tai buvo praėjusių metų grikių laukas. Šiemet aš, tarkim, auginu žieminius kviečius. Pasirenku sezoną, kad tai yra ruduo ir išsaugoti. Šitoj daly reikia išsaugoti, automatiškai neišsisaugos, bendrąją tą informaciją reikia išsaugoti. Ir spaudžiu naujas tręšimo planas. Suformavo juodraštis. Užpildau pavadinimą. Dalimis norėsiu suskaldyti. 10 tonų ir netręšiu šio lauko. Skaldyti dalimis, mygtukas prie tręšimo plano informacijos, o čia šalia formuoti lauko dalis. Manęs iškart klausia, ar noriu dalinti, nes kai sukuriu planą yra sukuriama viena dalis ir ji tada padalinama. Kaip matau, susikūrė 5 dalys, bet tai dar yra juodraštis, nesugeneruotas planas. Ir toliau aš tas dalis galiu peržiūrėti, ką čia nustatė. Tai duomenų daug nėra, nustatė dirvožemį ir granuliometrinę sudėtį, bei prieštelį, kad čia buvo grikiai. Kitose dalyse ir galiu pasižiūrėti nustatyta tas pats. Čia va jau 3 dalyje tipas skiriasi ir granuliometrinė sudėtis. Prieš tai buvusiose dalyse buvo smėlžemis ir smėliai, čia jau balksvažemis ir priesmėliai. Visame lauke prieštelis yra grikiai. Vėl smėlžemis ir salpžemis ir smėliai. Daugiau duomenų nėra. Pagal tai, ką turiu, galiu generuoti planą. Spaudžiu generuoti planą ir man sugeneruoja, kaip matot, jau čia maksimalus parametrai. Bet jeigu aš paredaguočiau ir įveščiau, kad kažkiek aš tręšiu organinėmis trąšomis, tarkim, 15 tonų į hektarą, spaudžiu generuoti, man automatiškai jau dalis yra organinių trąšų, sumažėjo azoto ir fosforo ir kalio, jau kiekiai yra sumažėję. Ir planas yra nepatvirtintas. Jeigu pažiūriu, man tinka šis planas, aš jį spaudžiu pažymėti kaip aktualų, patvirtinu. Būsena patvirtintas. Uždarau. Taip, dar parodysiu karstinėse zonose, kaip vyksta. Aš netyčia dabar įsikėliau tą lauką, kur jau buvau įsikėlus, paspaudus X-ką, galiu jį išimti, jis nebus importuotas, man rodo, kiek laukų importuojama. Pasirenku sezoną, pavyzdžiui, galiu šį kartą abiems laukams pakeisti naudmeną, avižas, tai jau nebebus kviečiai žieminiai ir grikiai, man pakeis automatiškai į avižas. Spaudžiu importuoti. Laukai atsidūrė gale, matote, avižos, 2 laukai. Taip, prisiartinu lauką, įeinu ir bandau kurti tręšimo planą. Spaudžiu naujas tręšimo planas ir matote, kad man sukūrė vieną dalį, tačiau ne visame mano lauke. Mėlynos ribos yra mano laukas, o planą gali sukurti tik šioje dalyje. Tai galima įsijungti sluoksnį karstinių zonų teritorijos ir matysime, kad šioje dalyje yra karstinė zona ir joje planų sukurti negalima, nes tam reikalinga specifinė metodika. Todėl planą sukursime tik šiai
dalį, kuri nepatenka į karstinę zoną. Šauktukas reiškia, kad yra neužpildytos informacijos. Matote, yra suskleisti langai, bet šauktukas jau simbolizuoja, kad yra neužpildytų laukų. Spaudžiame mygtuką redaguoti ir užpildome planą. Pasirenkam derlingumą, ankstyvos veislės, tarkim, netręšiam ir nėra duomenų, nustatytas tik dirvožemio tipas ir granuliometrinė sudėtis, galbūt prieštelis yra vasariniai migliniai javai pasirinkim ir generuojam planą. Planas sugeneruotas tai daliai. Patvirtinam, galim pabandyti pažiūrėti, ar suskaldyti dalim, ar čia yra dalių. Dalimis. Paklausia, ar tikrai norim suskaldyti. Tačiau, kaip matau, nėra pagal ką suskaldyti, liko viena ta dalis. Ir jeigu jums tas planas nereikalingas, antro nenorit kur, dalim nesuskaldė, paspaudus minusiuką galite pašalinti įrašą ir liks tas jūsų vienas planas. Dabar kitas atvejis, irgi matom, mūsų laukas yra karstinėje zonoje pilnai. Tai jeigu tokiam laukui bandytumėm kurti naują tręšimo planą, mums išmes iš karto klaidą, kad kuriant naują tręšimo planą negalima jo sukurti, nes laukas patenka į karstinę zoną. Taigi tokiam laukui plano nesukursime. Ir galim, jeigu nevesim ir trąšų, galima jį tiesiog ištrinti, spaudžiant trinti lauką. Laukas ištrintas. Taip, dabar trinimą jūs galit, jeigu įsikeliam daug laukų ir klaidą nenorėjot, tai trinimas vyksta po vieną lauką, neklausiant. Jeigu norite pakeisti trinimo režimą, bet netyčia neištrintumėt to, ko nereikia, kad būtų šiek tiek dėmesys, gal ar tik norite, gali jūsų klausti. Jeigu nenorite, kad klaustų, tai uždedat trinti neklausiant ir tada pasikeičia režimas. Tai va čia yra reguliuojasi režimas. Ir dar tada parodysiu, kaip galima įbraižyti lauką. Visai neturit iš kur įsikelti, neturit šeipo. Tai yra pieštukas įbraižyti tręšimo kalkinimą. Nors kiek kito lauko įbraižysiu. O čia. Imam pieštuką ir dedam, taškuojam taškus. Jeigu norim patraukti žemėlapį, klaviatūrai spaudžiam Ctrl mygtuką ir su kairiu pelės klavišu slenkam. Taškuojam, kaip mes norim įbraižyti lauką ir įsibraižęs lauką atsidaro automatiškai atributų lentelė. Įvedam naudmeną, sezoną ir išsaugom. Naujas tręšimo planas. Juodraštis užpildom. Norim gauti derliaus. Pasirenkam ypatumus, kornišokai, kad patręšėm galvijų skystų mėšlu. Ir žiūrim, galbūt čia yra tyrimų. Taip,
rado taškų, man automatiškai užpildė informaciją. Tai yra taškai, kuriuos aš pati įsikėliau iš turimų tyrimų. Man nuo priešcelį rodo, pasirenku čia daugiametę pievą, tai susirandu, kad tai yra varpinės ankštinės žolės, 2 ir vėlesnių metų, automatiškai išsaugojo, spaudžiu generuoti planą. Planas sugeneruotas, rodo, kiek man dar trūksta trąšų azotinių prie organinių trąšų, kiek fosforo, kiek kalio. Ir patvirtinu planą, pažymiu jį kaip aktualų. Uždarau langą. Dabar dar, kai jau esu prisikėlus daug laukų, kad lengviau susirasti, šioje vietoje yra spartusis lentelės filtras. Čia galiu filtruoti pagal naudmenos kodą avižos, galiu filtruoti pagal plotą, man ras tą konkretų plotą, jis atitinka vedamą informaciją, galiu ieškoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, ras atitikmenis. Ir yra filtras, kur galiu pagal naudmeną išfiltruoti ir tuomet rodys tik tuos laukus, čia jau negreitoji. Reikės nusiimti, jeigu norėsiu vėl matyti visus. Galiu pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, galiu plotą pasirinkti nuo iki, kad man rodytų tik tuos, tarkim, nuo 1 hektaro iki 20 nusistatau ir man rodys tik tuos laukus, kurie atitiks mano šitą pasirinkimą. Taip pat turi tręšimo planų, tarkim, rodys tik tuos laukus, kurie turi tręšimo planų, tų įsikeltų naujų, kurie nieko neturi, nerodo. Arba galiu pasižymėti, kad noriu, kuris turi apskaitos įrašų, man parodys, išfiltruos tik tą lauką, kuris turi apskaitos taškų. Taip pat galima formuoti ataskaitas, tai yra eksportuoti tręšimo planus. Pasirinkus metus ir eksportuoti galima arba Excel, arba PDF formatu. Tai, tarkim, pasirenku, kad noriu PDF, spaudžiu eksportuoti ir man atsisiunčia ataskaita su visais mano planais, kurie yra patvirtinti. Padidinsiu. Čia vat matomi paveiksliukai lauko dalies arba jeigu čia planas vienai daliai, tai matysit 6 lauko viena dalis reiškia, pavadinimas jeigu būtų ir vat, visi parametrai. 8 lauko irgi viena dalis, 7 viena, o vat antras laukas yra mano patvirtintas planas dalimis, tai čia jau ir rodys, kad antro lauko 1 dalis, 2 dalis, 3 ir atitinkamai paveiksliukai, kuri ta dalis ir kiek reikia kokių trąšų. Ir visi, čia rodomi visi mano patvirtinti planai, o čia irgi suskaldytas dalimis laukas, jis čia rodomas. Galiu eksportuoti ir Excel formatu, tai panašiai ataskaita tokia pati formatas, Excel formatu.